pavasarį pradedam sėti daigus įvairius ir kadangi žemė dar šalta ir šiltnamiuose ir lauke, tai visi darbai prasideda daigyklai. Tai čia matos jau sudygę yra kažkas tai, o šiandien sėjam paprikas, o čia iš anksčiau yra sudygę salotos, špinatai, nu tas, kas nebijo šalčio. Tai čia tokia, šiais metais naują konstrukciją biškį padarėm. Esmė čia yra tokia, kad šitom sėklom, kurios šaltį daugiau mėgsta, tai reikia apie 5 laipsnius palaikyti, tai labai apsimoka pasidaryti su elektriniu laidu. Jiem į masinius produktus tas, kas naudojama, yra masiniai gamybai, tai yra žymiai pigiau negu imti, kas konkrečiai šiltnamiui pritaikyta, tai ten bus kaina 10 kartų turbūt didesnė. Tai čia mes paėmėm paprasčiausiai grindinio šildymo polistirolą pasitęsėm, tada užsidėjom kabelį elektrinį ir gaunasi čia šitas stalas apie 80 metrų laidą ir gaunasi čia 1 kW. Čia tokie irgi yra stiklo pluošto armatūra. Nu šiaip jinai naudojama statybose, bet galim pritaikyti ir taip nestandartiškai, tai pasidaryti tokios lankus. Tai jie faini dėl to, kad jų neįmanoma sulankstyti. Tai jis spaudi ir jis atsistato, ne kaip vėlai. Jinai visada išlaiko tokią gražią formą. Tai čia naudojam tokias parankinės priemonės darydami tą stalą. Kaip ir sakiau, įdėjom polistirolą grindinį, uždėjom laidą ir kad ta šiluma persiduotų į augalus, tai pripylėm smėlio. Ir smėlis ką dar duoda gerai, kad jisai turi šiluminę talpą. Jeigu jungi vien tik laidą be smėlio, tai jis neturi talpos ir ta temperatūra labai šokinėja. Tai kai jungta užkaista, kai išjungia atšalą, iš karto gaunas didelis svyravimai. Kai smėlio užpili ir uždedi tuos, tai bus stabilesnė ta temperatūra. Ir užsidėjom plevelę, kad to vis tiek čia kilnosis tie visi, kad nepasižaista laida ir neužsimuštų stalelį. Tai uždėjom plevelę. Tai jaučiu, kad liksim gyvi. Agrodangą čia uždengiam naktį, o dieną, kad saulę gautų, tai atidengiam tada. Tai ką mes čia sėjam ir paskui persadinsim viską, kai biškį sušils, temperatūra pasidarys šiltesnė, tai viskas susės į šiltnamius ir bus skanių salotų visokių.